Ei, labas. Labą diena visiems po kurio laiko tarpo, bet, visada reikia galbūt kartais sustot, palauk, kol siela kūną prisivis ir vėlgi vasaros pabaiga visokiausių dalykėlių buvo, tačiau tai nereiškia, kad čia kažkas simuliavo ar kažko tai kažkur nedarė, tiesiog reikia kartais susidėti savo mintim ir šiandien mes su nauja, tikrai manau, aktualia ir labai, mano akim žiūrint, įdomią temą, tai yra rinkoje yra gyvas velnias tinklinės kompanijų, kurios dirba pagal tinklinės rinkodaros modelį. Kai kurios jų gyvuoja ne vieną dešimtmetį, kai kurios gyvuoja ten čiut ne nuo antro pasaulinio karo, kai kurios gyvuoja labai naujai, turi kelių metų istoriją, kai kurios turi biurus Lietuvoje, kai kurios to neturi ir dirba daug metų iš eilės, tarkime, iš tos pačios kaimyninės Lenkijos, kai kurios atėjo visiškai nesenai į Lietuvą ir žmogui, kuris galbūt nori pasižiūrėti į šį visą sektorių, apsižvalgyti šiame sektoriu arba galbūt kažką tai pasirinkti ir pradėti dirbti, dažnai atsiranda prieš pasirinkimą. Tai kokiagi ta kompanija, ar ta, kuri tik ateina į rinką, į tą pačią Lietuvą, nes turbūt natūralumų žiūri daugumoje mūsų auditorija, tai yra Lietuvoje dirbantis žmonės tinklinėje rinkodaroje, ar ta, kuri ateina, ar ta galbūt tik kuri ateis, o gal ta, kuri jau gyvuoja, tarkim, nežinau, ne vieną dešimtmetį ir jos produktai yra Lietuvoje arba paslaugos gerai žinomos, taigi kur ką pasirinkti, koks prioritetas, kaip šitoje visoje gausybėje atrasti tai, kas tau įdomu ir tai, kas tinka tau, kur čia yra daugiausia, jeigu tikslas yra, o kaip tikslas be abejo, kaip ir kiekviename versle yra pinigai, kur yra daugiausia pinigų vienu ar kitu atveju. Ir čia ne viskas taip, iš tikrųjų taip, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio, ir šiandien apie tai su Ema mes ir pakalbėsime, nes turime irgi savo nuomonę šitoje srityje. Taigi, Ema, kokia ta kompanija turi, kaip tu sakai, su kokia kompanija geriausia turėti problemų? Jo, sako, jeigu, žodžiu, visos kompanijos turi problemų, reikia tik pasirinkti, su kuria mes norime turėti tų problemų, ne? Ir iš tiesų, man, žinot, dabar, nežinau, kaip sako, kas pakels šunį uodegą, jeigu ne jis pats, tai aš dabar pasakysiu, kad tiek aš, tiek Šarūnas, mano supratimu ir mano manimu, mes neturim to fanatizmo, kad, žinai, dabar jau, kadangi mes dirbam su viena ir ta pačia kompanija, tai dabar sakysim, kad jau mūsų kompanija tai pati geriausia ir ten, žinot, viskas yra geriausiai. Tai ne, mes šiandien pabandysim, žinot, paimti tą visiškai jungti sveiką protą ir pažiūrėti iš abiejų pusių, nes viskas gyvenime turi tiek vieną, tiek kitą pusę, viskas yra dualu ir nėra vieno teisingo atsakymo, kad jums būtinai bus pati geriausia ta, kuri jau labai senai dirba ir turi daugiametę patirtį, arba priešingai, bus jau labai gera ta, kuri ką tik atėjo naujai į rinką ir, žodžiu, dar neištyrinėti klodai ir dirbk, žodžiu. Tai va, tai šiandien apie viską nuo pradžių. Tai gal pradėkim su pavyzdžiu, kada, pavyzdžiui, kompanija yra visiškai naujai, šviežiai susikūrusi ir atėjusi į rinką. Mano galva, pliusai yra tokie, kad tai yra visiškai nauja ir žmonės nežino produktų. Ne? O žmonės yra smalsūs padarai, kai sako, smalsumas pražudo katę, ne? Tai iš tiesų, jiem viskas įdomu, jiem įdomu būna ištirti ir išbandyti tą produktą, panaudoti, kaip jis veikia, o kuo jis išskirtinis, o galbūt ir tas, ir anas, ir į marketingo planą galbūt, ar rinkodaros planą, ar kompensavimo planą, kaip jau ten kur vadinasi, pasigilinti, o kaip jisai veikia, o kaip jisai yra sukurtas. Aišku, ten visur panašių principų yra dirbama, bet yra tam tikri nuansai, į kuriuos reikėtų pasigilinti ir atkreipti dėmesį. Tai va, naujos ir šviežiai sukurtos kompanijos, mano galva, pliusas yra tas, kad tai yra nauja ir žmonėm galbūt įdomu, va, išbandyti, ką čia naujo turi pasiūlyti. Minusas tas, kad dar nėra pasitikėjimo, nes kai turi kompanija jau yra senai ir jinai turi daugiametę patirtį,
žmonės jau žino, jau jinai yra rinkoje užtikrinta, jau jie žino kokybę, jau jie yra išbandę, jau jie turi tam tikrą pasitikėjimą. O naujai įsitvirtinti yra reikalų ir sako 2 metus, 2 metai yra panašiai, kiek kompanijai yra, toks testas, žinai, arba jinai išliks, arba jinai sugrius. Tai va čia tokie pliusai ir minusai šviežiai susikūrusių kompanijų. Šarūnai, ar turi kažką papildyti? Aišku, kad turi, tu visada turi. Tai pasakyk, kokia tavo nuomonė. Aš galbūt ir pasakyti ir tavo nuomonės noriu paklausti, ar tu tokius stebėjimus esi dariusi ir nes tai, manau, mūsų, be abejo, pirmiausia, mūsų žiūrovams įdomus tie praktiniai dalykai, kaip galima čia pasukti ir vieną ar kitą rezultatą galbūt geresnį gauti, ko galbūt kai kas yra nepastebėję. Žinai, aš pastebėjau, kad atėję naujieji į rinką, o dabar mes tikrai rinkoje turime tikrai naujų stiprių žaidėjų ir iš kaiminės Lenkijos, ir amerikietišką kompaniją turim labai stiprius žaidėjus ir ta konkurencija be abejo, mes turbūt turime prisipažinti, jaučia turbūt visi, ypatingai šią vasarą, galbūt tai aš jaučiu, bet kiek aš kalbėjau su žmonių iš tinklinės rinkodaros, konkurencija stipriai pasijautė, nes atėjo pakankamai daug naujų žaidėjų su pakankamai agresyvia veikla, gerąja prasme agresyvia, tai jie tiesiog stiprios komandos, stiprus lyderiai dirba. Žinai, aš pastebėjau vieną tendenciją, ar tai tiesa ar ne, tu gal irgi pasakyk savo nuomonę. Tai yra, jeigu ateina naujas žaidėjas, jūs esate kompanija, kuri tarkim metai, 2 galbūt, iki 3 gal metų, 4 yra rinkoje, Lietuvos rinkoje turiu omeny, jie ateina. Daugiau akcento aš stebiu yra daroma ant verslo. Tai yra galimybė uždirbti ir verslas. Produktas, jisai yra, jis niekur nedingsta, tačiau pirmas patiekalas yra būtent verslo galimybė. Todėl, kad, kaip tu minėjai, tai yra naujas, žmogus yra žingeidus, smalsus ir tai turbūt mus veda per evoliuciją tobulėti. Ir viskas, kas nauja, yra įdomu, viskas, kas nauja, yra žingeidu ir tai duoda tokį impulsą, tai yra, pabandžiau, įsigijau, be abejo, po to jau toliau, ar aš tai vartosiu, ar aš tą paslaugą naudosiu, priklauso nuo jos kokybės. Tačiau nauja tai visada yra verslo galimybė. Ir atvirkščiai seni rinkos žaidėjai, kurių produktai yra gerai jau žinomi, kurie turi rinkos dalį, net pasidalinę rinką vienaip ar kitaip. Aš pastebėjau tame tarpe, priskiriu savo veiklą, kad geriausi rezultatai arba augimas, vadinkim, progresas, augimas, to pyrago pasidalinimas tarp žaidėjų įvyksta, kai tu dirbi, daugiau akcentas yra produkte arba paslaugoje. Tai yra, kai tu tiesiogiai dirbi su vartotojais, jau pirmas tavo patiekalas yra produktas, tai yra ar kažkokios tai ten sveikatinimo programos, ar maisto papildai, su kuriais dirba. Jeigu tai yra kažkokia tai buitinė chemija, tokiu atveju jos ten, kaip pasakyti, jos pranašumas prieš tai, kas yra prekybos centruose ir taip toliau ir panašiai. Ir tada aš matau, bent iš savo asmeninių tokių stebėjimų ar analizių, matau augimą. Nes verslo galimybės, jau daugelis yra vienaip ar kitaip pačiupinėjęs, patestavęs, pabandęs lygtai. Natūralu, kad tinklinė rinkodara, kaip ir bet kuri kita profesija, yra ne visiems, tai yra puikia galimybė, į kurią reikia įsigilinti, išbandyti, tačiau natūralu, kad jeigu visi dirbs tinklinėje rinkodaroje, tai nebus tada iš kur bus policininkai, gaistininkai, gydytojai, teisininkai ir visi kiti, kurie mums yra reikalingi. Tai ar tu pastebėjai tokią tendenciją? Senos kompanijos tai yra augimas ir judėjimas į priekį, kai yra dedamas akcentas savo veikloje ant produkto, nors ne visais atvejais, bet tai yra pagrindinis patiekalas. Ir naujose kompanijose aš stebiu bent jau tuos žaidėjus, kurie atėję ir kaip jie dirba, akcentas yra verslo galimybė. Tai yra pirmas akcentas, produktas yra kaip antras akcentas. Tai kaip tavo pastebėjimai šioje būtent srityje? Tai aš labai mėgstu viską leisti per save ir klausyti, ką tu kalbi. Ir aš pastebėjau tokią vieną temą, kurioje aš aplamai norėčiau daugiau skirti dėmesio ir aš tikiuosi, kad mums pavyks ją labiau išgvildenti galbūt atskiruose video.
Tu palietei žodį konkurencija, ne? Kad atsiranda naujų žaidėjų, atsiranda konkurentai. Šarūnai, mano supratimu, konkurencijos iš viso nėra. Supranti, mano supratimu, mes, čia kaip su tais grybais, apie kuriuos mes kartojam. Ar gali būti, kad žmonėm neužteks visiems grybų? Nu taip nebus, tai čia lygiai taip pat. Visiems užteks klientų, visiems užteks verslo partnerių. Aš neinu su nieku į konkurenciją, todėl aš neturiu tiek daug žinių ir informacijos apie kitas kompanijas, nes aš tiesiog jų nestebiu. Man neįdomu. Aš nuoširdžiai nežinau jų rinkodaros planų, aš nuoširdžiai nežinau produktus, kai kurių esu bandžius, kol mes neturim savo kompanijų, aš visada mielai perku iš kitų kompanijų, nes aš manau, kad tai mainai turėtų vykti ar ne tarp tinklininkų, bet kas kaip veikia, kaip ten kas, man įdomu, rimtai, aš tiek esu susikoncentravusi į tai, ką aš darau savo kompanijai ir taip, kaip aš galiu duoti vertę savo klientam ir komandos nariam, kad man įdomu. Tai va, tai tiesiog, kai tu sakai, ar tu pastebėjai tendencijas, ne, aš jų nepastebėjau, nes aš tiesiog jų neseku. Gal tai yra problema manį, nežinau, gal aš pradėčiau sekti ir žiūrėti, ką daro kiti, gal aš kalbėčiau kitaip. Bet dabar aš esu antiek susikoncentravusi į tai, ką aš darau ir į tai, kad duoti kuo daugiau vertės. Ir vakar kaip tik turėjau labai stiprų interviu su moterim, tai yra Valentina Vait, kuri yra ir pripažinta turi ir metų verslininkės titulą, žodžiu, ir 2 bestsellerius yra parašiusi, ir žodžiu, ir pinigų meistrė ir taip toliau. Ir jinai sako, jeigu mes kiekvieną suprastume iš tiesų, su kokia misija esame atėję į šitą žemę, tai mes suprastume, kad konkurencija iš viso neegzistuoja. Ir aš galvoju, superiniai žodžiai, iš tiesų. Tai va, tai šitą temą aš daug nepasakysiu, todėl kad aš irgi galvoju, kad konkurencijos tiesiog nėra. Ir kito nieko aš nesitikėjau ir pasakysiu, kodėl. Todėl, kad konkurencija, tos testosteronas ir visi kiti dalykai, tai čia yra vyrų reikalai ir labai būtų keista, su visa pagarba dabar yra lygios teisės, visi gali viską ir moteris gali auginti vaikus be vyrų ir vyrai nereikalingi, kai kuriais atvejais yra net tam tikri judėjimai. Aš tikrai jeigu tinka, viskas gerai, tačiau, klasikinių atvejų turbūt vis dėlto konkurencija ir vyriški hormonai tai yra vyrų, pusė bent jau taip endokrinologai sako, o estrogenas ir moteriški hormonai yra moterų, natūralu, kad tai yra, kad Ema kalba kaip moteris ir jinai yra tikrai moteris ir labai moteriška, aš kalbu iš tos pusės kaip vyras ir būtų keista, jeigu aš kalbėčiau kitaip. Tačiau konkurencija, aš turiu omeny, ta prasme, kai tu tiesiog ėmi gerą patį, tu nesėdi ir nestebi, tai jisai dabar turi taip, o aš neturiu, todėl, kad jisai turi geresnę kompaniją, kabutėse geresnį rinkodaros planą, patikėkit. Yra gerų rinkodaros planų, bet idealių jų nėra. Yra visur visko ir, kaip Ema sako, labai taikliai pasirinkite kompaniją, su kuria norite turėti problemų. Tai yra liečia visas absoliučiai tinklinės rinkodaros kompanijas. Ir tu tiesiog žiūrai geras praktikas, stebi sektorius, tai yra visą tiesioginių pardavimų sektorių. Tu žiūrai naujus žaidėjus, kurie ateina, bet ne todėl, kad ten ras pasiteisinimą savo neveiklumui, anaiptol. Tikrai ne todėl, bet todėl, kad jaust bendrą upės tėkmę ir pulsą, nes rinkos ekonomikoje konkurencija tai yra variklis, kuris varo produktus, paslaugas ir skatina tobulėti. Ir aš pateiksiu kelis pavyzdžius, kaip pavyzdys, dar ne taip senai prieš keletą metų užtekdavo socialinę mediją daryti tekstais ir nuotraukom. Dabar jau to tikrai neužtenka, dabar reikia reelsų, dabar reikia live'ų, dabar reikia visos eilės pažangių kitų instrumentų ir kas žino, kas bus tik tai toliau, aš dabar asmeniniais savo stebėjimais matau dar daugiau virsmų ir vienaip ar kitaip aš kalbėjau būtent apie tokią konkurenciją. Dar daugiau pasakysiu, labai ateina, nežinau,
sistema, aišku, susikoncentravus į savo veiklą ir tai yra gerai ir taip reikia daryti, kai tu panalizuoji, nesidairyti šalis, o tiesiog žiūrėti, kur jų tu. Tačiau jeigu rezultatai nėra tokie, kokie tu nori, o, na, natūralu, kad vyrai, na, nu, jiem žinot, nu, aš pagal save, jeigu plaukt per Atlantą, jeigu bėgt maratoną, jeigu lipt į Everestą, tai taip yra pas vyrus, tai jeigu tu ten kažkur matai, kad to Everesto, tu net pusė to nepasieki, tokiu atveju žiūrai, kodėl taip yra ir tai yra faktas ir statistika, kad į Lietuvos rinką atėjo per paskutinius metus net kelios tinklinės rinkodaros kompanijos naujos, kurios labai aktyvios yra Lietuvoje. Kai kurių iš jų produktai yra, na, tom pačiam sektoriui, pavadinkime taip, kai kurie net yra tie patys, bet stebuklų ten nėra, tiesiog, nu, kitos sudėtimis savo, gal turinių savo yra artimos ir lygiagrečiai koreliuoja ir natūralu, kad vartotojas kai kuriais atvejais renkasi be abejo pirmiausia žmogų, tai yra kaip MSA, pirmiausia žmogų. Tačiau kai tų žmonių aktyvių atsiranda pakankamai daug, ta konkurencija vienaip ar kitaip jinai iškyla. Ir čia vėlgi grįžtų, čia reikia žiūrėti ir reaguoti į tai sveikai, ne pasiteisinimo savo ieškoti, kodėl pas mane nevyksta veikla, bet tiesiog stebėti visą tą, bent aš taip darau, stebiu visą flangą, ir emu geras patirtis. Jeigu aš matau, kad kažkas dirba gerai, aš tikrai turiu ne vieną žmogų dirbantį tinklinėje rinkodaroje ir ne tik lietuvių kalba, kuriuos stebiu, kai ką iš jų pasiimu, kai ko iš jų nepasiimu, tam, kad ypatingai matau jaunikai, naujikai ateina, naujos kompanijos ateina, tai yra mes jau kažkur galbūt primigę būnam ant kažkurių tai savo veiklos rytise ir tu tiesiog iš jų pasiemi tai, kas yra. Tai konkurencija reikia, kaip ir kitus faktorius, reikia stebėti, reikia žiūrėti ir pačiam aukti, nes, na, kalbėkime, patinka mums tai ar nepatinka, stovinčio vandens nėra, arba mes judame į priekį, arba mes krentame žemyn. Tinklinė rinkodaro turbūt kaip ir kiekviename versle, verslas primena eskalatorių. Tai yra, tu jeigu stovi vietoje, tave neša žemyn ir tu turi bent jau, kad būti vietoje kažkokiu greičiu judėti į priekį. Atsistokite ant eskalatoriaus metro, kur nors ir jūs tai pamatysite. Arba jeigu nori judėti į priekį, tu turi jau pakankamai sparčiai eiti prieš kitą kryptimi važiuojančius laiptus. Taip kad aš tai turėjau omenyje, tačiau tema šiandien turbūt ne apie konkurenciją, kuri irgi puikia tema, apie ją turbūt galima ir daugiau pagvildenti, pašnekėti, o apie naują ar seną tinklinės rinkodaros kompaniją pasirinkti. Beje, Ema, nežinau, ar tu pastebėjai, aš ir mūsų lyderius kompanijos esu analizavęs, na ir ten yra tikrai ir žemutiniuose lygmenyse galbūt, bet yra net tarp top lyderių, tai yra, kurie eina ten jau į valdybos patariamojo, jie pakeitę yra ne vieną tinklinės rinkodaros kompaniją ir aš stebėdamas, klausydamas įvairius kursus, seminarus, mintis, aš matęs esu, kad taip, yra tikrai, na, sakyčiau, net nemaža dalis, kuri tiesiog žiūrėjo augimo to savo ir jie keitė tinklinės ir kartais iš senų palikdavo netgi didelius uždarbius ir pereidavo į naujas ir atvirkščiai dar būdavo taip, kad tos migracijos tikrai yra. Kokie prioritetai, va čia yra klausimas, kodėl tai yra keičiama ir ar iš tikrųjų yra pagrindinis akcentas ir pagrindinė dalis, tai yra kiek yra kompanija rinkoje. Tai vat toks turbūt. Jo, bet aš, žinai, kažkaip Šarūnai galvoju, jeigu tie žmonės, kurie turi, pavyzdžiui, jau pasiekę tam tikrą aukštą rangą ir sugalvoja išeiti į kitą kompaniją, tai manau, yra, tikrai yra ir aš pati žinau asmeniškai tokių atvejų, tai, žinai, man kažkaip iškart užsidega lemputė, kad šitam žmogui tai jau numeris vienas yra pinigai. Nes aš neįsivaizduoju, jeigu ne pinigai, kas gali pervilioti žmogų į kitą kompaniją. Nes jis gali susižavėti realiai tik tai uždarbio planu. Tik tai. Nes produktus tikrai, jeigu jie pasiekia tą jau aukštą rangą, jie tikrai vadinas produktais tiki, jie jais vartoja, jie turi daugybę klientų, jie turi verslo partnerių, tai čia yra jau bėgimas paskui pinigus. Aš nežinau, ar aš esu teisi, bet man taip, žinai, atrodo, kad jau tie žmonės, tai jau čia svarbiausia yra tik tai uždarbis. Bet ar pinigai yra blogai? Ne, nėra blogai.
bet kiti stato pinigus kaip vertybė numeris 1 arba kaip tikslas numeris 1. Kada pinigai tampa tikslas, va čia jau atsiranda kiti dalykai. Bet verslo koks pagrindinis tikslas? Na, aš tave noriu šiek tiek paprovokuoti, nes mūsų monologai. Koks yra vienintelis ir pagrindinis verslo, bet kurio turbūt verslo tikslas? Pirmas. Ten po to kitų tikslų ten gali būti ir daugiau, bet pirmas. Taip, visi verslai kuriasi tam, kad uždirbtų, bet jie turi duoti naudą ir vertę žmonėm, kitaip jie neuždirbs. Tai čia lygiai tas pats. Čia aiškiai, jeigu žmogus pasiekia aukštą kvalifikaciją, jis žino, kad jis duoda vertę žmogui, jis žino, kad jis gali uždirbti, bet jis išeina į kitą kompaniją, nes ten yra didesni pinigai, bet dažnai grįžta. Dažnai supranta, kad žolė kitur nėra žalesnė. Bet yra ir kitaip. Yra ir kitaip. Jo, tai čia yra mano nuomonė. Ne, aš tiesiog sakau, kad tokie žmonės, kurie pasiekia, aš suprantu, kur žmogus jis nepasiekia. Vadinasi, jam galbūt nei produktas netinka, nei pats rinkodaros planas. Bet jeigu žmogus tikrai pasiekia aukštą rangą ir išeina į kitą kompaniją, nu tai tik tai dėl pinigų. Tikslas tik tai pinigų. Aš tokių irgi žinau. Nu, sakyk, kurioje kompanijoje gali atsimušti į lubas? Atsimuša į rinkos, aš esu kokius 5 gal analizavęs, kurie pakeitę, minimum 2 kompanijas tinklinės ir jie, žinai, kaip yra, tu irgi tokių tikrai sektorių gali rasti ir turbūt net ne tik Europoje, bet ir Amerikoje, nes tarkim, tie, kurie dirba su tai yra mokymais įvairiom studijom tinklinės rinkodaros srityje, lyderystės srityje, nes tinklinė rinkodara labai glaudžiai susijusi yra su lyderystė. Jie paprastai yra buvę keliose tinklinės rinkodaros kompanijose, aš tokių tikrai, aš 4-5 esu analizavęs, kai kurie iš jų buvo valdybose, čia ne Lietuvoje turiu omeny, tai yra arba iš Europoje esantis, arba Amerikoje. Tai yra pasiekę labai didelis laiptelius. Vėliau jie keitė kompaniją, nes pasiekė savo lubas, tiesiog rinkos lubas pasiekė savo regione. Į kitą regioną negaliu atsakyti, tiesiog, ne tai, kad regione, galbūt regionų visumoje kažkokias, nes pinigai yra toks dalykas, jų suma vienam yra 100 eurų daug, kitam milijonas ir nėra daug. Tai yra, jis pasiekė savo lubas, o lubos vis tiek, vienais ar kitais atvejais jos egzistuoja. Jeigu tu jau pasiekiai labai aukštą lygį, tada jie keičia, ateina su, tarkim, kaip pavyzdys čia sekęs, ateina su nauja kompanija į rinką, ten padarė kur kas geresnį rezultatą ir tada daugelis iš jų nueina į konsultacinį verslą. Aš bent jau matau. Bent iš tų tokių tai yra, kurie, čia turbūt paimkime, jeigu norime patikrinti, tarkim, paimkime, nežinau, marketingo gurų amerikietiškus ir ten turbūt tarp jų rasime visur tiek tinklinę rinkodarą, jų ankstyvoje karjeroje, tiek vėliau jie pereina kažkokį konsultacinį verslą ir tampa labai sėkmingai toje srityje, konsultuoja tinklinės rinkodaros kompanijas, dalyvauja jiem ten ir taip toliau ir panašiai. Tai aš tokius matau irgi žingsnius ir čia labai dažnai būna tokia kaip ir taisyklė, kad yra padaroma kažkokia su brandžia kompanija padaroma karjera, tada daroma. Gal aš ir neteisus, nežinau, čia sakau, bet aš pagal mano analizės taip yra. Tada ateina su nauja kompanija į rinką, padaro kur kas puikesnį rezultatą, tada pereina ir į konsultacinį verslą. Tai yra, daro lyderystės mokymus, tinklinės rinkodaros mokymus ar panašioje srityje. Va tokį algoritmą aš matau kai kuriais atvejais, arba sukuria savo tinklinės rinkodaros kompaniją. Kai kuriais aš matau tokį algoritmą, aš matau daugumoje, tikrai daug pasiekusių, daug žymių pavardžių karjeroje ir tai galima patikrinti ir čia atsiranda, ar taip turi būti, nežinau, aš tiesiog kalbu faktais, čia pavardžių gal nenoriu minėti, tačiau tikrai jų galima rasti, karjeras galima paskaityti ir pamatyti būtent tokią ir kitą algoritmą. Tai mūsų temoje, kas geriau sena nauja tinklinės rinkodaros kompanija, galbūt tu turi šitą viską pereiti, o galbūt kažkurio laiptelė tiesiog likti, nes tau to tiesiog pakanka ir daugiau iš tikrųjų nereikia. Nors kiekvieną laiptelį be abejo galima gilinti, galima be abejo
šlifuoti, tačiau tam, kad pasiimti didesnę rinkos dalį, tarkim, senoje kompanijoje, na bent iš mano pastebėjimų, tu turi daryti, tarkim, į kompaniją 40 metų arba jinai 20 metų Lietuvoje, tu turi daryti tai, norėdamas pasimti tą didesnę pyragų, ko iki tol, tai yra per tuos 20 ar ten 40 metų, kažkas nėra daręs. Tai yra, tiesiog, tai, sveika logika, sako. Naujoje lyg tai, taip sako logika kompanijoje, jinai ateina, jos, kaip tu sakai, žmonės žingeidus, lyg tai tu gali statyti tą istoriją su tuo. Čiagi tu turi eiti į kitą gyvenimo etapą, ta prasme, į kitą raidos etapą tam, kad gauti kitą rezultatą. Va tokie galbūt filosofiniai mano pamastymai ir kai ką sako statistika, nežinau, kokia tavo nuomonė šitas. Nežinau, jeigu dabar pereinant va taip jau prie tokių laiko patikrintų kompanijų, kur tu sakai, 40-50 metų ar negyvuoja, tai jų pliusas yra tas, kad jie jau tikrai laiko mėtyti, vėtyti, jau jie tikrai patikrinti, produktas aiškiai veikia, per tiek metų jau išplitę į daugelį pasaulio šalių, tas verslo modelis ir tie produktai, vadinasi, viskas. Tai yra geras produktas, žmonėm jo reikia, verslo pats modelis yra geras ar ne, rinkodaros planas yra geras. Čia yra pliusai. Minusas tas, kad tu sutinki daugybę žmonių, kurie sako, aš žinau šitos produktus, aš vartoju, aš esu bandęs, kažkam patiko, kažkam nepatiko. Ir čia sakyčiau, kai yra laiko patikrinta, tai jau daugelis ir žino, ar ne? O kai yra nauja kompanija, jinai nėra laiko patikrinta, bet žmonėm galbūt įdomu, nes tai yra nauja. Tai čia tokie dvi šakos. Dabar, padiskutuojam. Mes mažai diskutuojame kartais apie tai. Žiūrėk, dabar, jeigu tu, kaip pavyzdys, kažkas, arba yra kompanija, kuri yra ne vieną dešimtmetį jau rinkoje, ir kalbame apie kiekvieno atskiro žmogaus arba verslininko esame šiame versle interesą. Tai yra jo interesą, piniginį galbūt, arba kitaip pasakysiu jau vadybiškai, rinkos dalies interesą. Bet jau jinai daug metų yra rinkoje, jau rinka yra padalinta, vienaip ar kitaip. Šiaip, ar tu sutinki su ta logika, kad jeigu tu nori tos rinkos dalį pasimti kažkokią tokią daugiau ir įneiti į tą rinką, arba pasimti jos reikšmingesnę dalį, tu turi daryti to, ko iki to laiko, tai yra per dešimtmečius tuos, o sutikime, kad per dešimtmečius buvo daryta labai labai daug visko, nebuvo daroma toje rinkoje. Tai yra kažką daryti kitaip, nes yra toks posakis, nori gauti kitą rezultatą, turi daryti kažką kitaip. Žiūrėk, Šarūnai, tu pats pasakei, kad pirmiausia žmonės perka iš žmonių. Gal kartais mes jau per daug nueinam į tą bandymą išradinėti naujo dviračio, vietoj to, kad sugrįžtume prie to, kad vis tik perka iš mūsų. Ir aš geriau investuosiu į tai, kad pačiai augt kaip žmogui, kad iš manęs norėtų pirkti, negu kad bandyti atrasti rinkoje kažką tokio, ko dar niekas nėra iki tol atradę. Bet jei tu padarei su tuo jau atrasti, aš vėlgi dabar, žinai, toliau. Gerai diskutuojame. Jau tu, pavyzdžiui, per kažkurį laiko tarpą, pakankamai trumpą, tu jau padarėjai ne vieną, galbūt 100 pristatymų. Rezultatas yra. Jisai yra, viskas. Bet tas rezultatas netoks, kokio tu nori, nes tu esi ambicingas, esi tiesiog žmogus ambicingas, tu dirbi kiekvieną dieną, darai veiksmus, bet tu matai rezultatą, tu nori rezultatą kitokį ir kad tą įgauti ambicingą rezultatą, tu supranti, kad tu turi daryti kažką kitaip negu tie kiti tam, kad gauti rezultatą. Bet aš apie tai kalbėjau. Nes kaip mes sakom, darom, darai, analizuoji, keiti ir vėl darai, analizuoji, keiti ir vėl darai. Tai aš nenoriu dabar visiems pasakyti, kad hebra, dabar visi iš senų kompanijų eikite naujas. Ne. Čia yra labai gera diskusija ir aš labai kviečiu ir komentaruose visus diskutuoti, kokia jūsų yra nuomonė būtent šituo klausimu. Bet
dabar pamečiau mintį, ką norėjau pasakyti, bet Reikia taip, kad gautum kitą rezultatą ir analizuodamas. Tai yra analizuojant. jo. Ai, jau žinau, ką norėjau pasakyti. Tu sakai, žmogus yra ambicingas, net pavyzdžiui, ir jis yra padaręs daug pristatymų, bet jis negauna to rezultato, kokio nori. Žinai, kas man slepiasi po šitai žodžiais? Kad aš nesu dėkingas už tiek, kiek turiu. Ir tau nuima visas karūnas tam, kad tu suprastum, kad tu dar nesi, ar aš nesu vertas daugiau, nes nemokam dėkoti už tiek, kiek turim. Nes kartais žmonės tiek aklai siekia kažkokio tam tikro rezultato, kad jie užmiršta aplamai jausti dėkingumą ir viską už pačią. Taigi pats žinai, ne tikslas svarbiausias, yra kelionė į tą tikslą. Kiek mes už tai esam dėkingi. Na, įdomi tema, bet vėlgi sakau, įdomi diskusija išėjo ir čia daėjo mes ir iki konkurencijos, ir iki kitų dalykų, bet laikas bėga ir turbūt konkurencija kitos bus, kodėl ne, galbūt padarysim, aš matau, kad yra reikalinga padaryti pratęsimą šitos temos, tai yra grinai konkurencija ir čiagi persipina, matot, atėjo nuo sena nauja kompanija, daėjom iki konkurencijos ir kitų galbūt tų dalykų, kurie čia yra labai svarbus ir apie juos turbūt tikrai reikia šnekėti, bet jau šiandien mes tada kalbėtumėm turbūt valandą, 2-3, o galbūt net ir daugiau. Tai šiandien turbūt šitoje vietoje galbūt reikėtų jau ir užbaigti. Ir įdomi tema, vyrai parašykite, kaip jūs manot, moteris parašykite, kaip jūs manot, nes, na nežinau, galbūt jeigu tos ambicijos yra pas tave užvirusios galvoje ir jos muša tau per smegenis, galbūt taip, čia yra teisi, visada reikia padėkoti už tai, ką turi, tačiau tas variklis, kuris yra galvoje ir tave skatina judėti į priekį, jis irgi turi potencialą, galbūt, aš nežinau, apie tai galbūt kalbėsime jau. Šarūnai, pabaigai tik tai noriu pasakyti, kartais žmonės galvoja, kad jie žino geriau, ko jiem reikia, o iš tiesų gyvenime viskas vyksta taip, kaip jiems yra geriausia. Ir mūsų auksinis pažįstamas Tomas Būdelis labai mėgsta sakyti, o tu nežinai, kas tau yra geriau. Patikslinsiu aš, Eba, teisingai tą pusę. Žmogusgi, Šarūnai, nežino, kas jam geriau. Jisai taip, jis labai nuoširdžiai tai pasako. Taip, žmogus nežino, kas jam yra geriau. Tai neįsivaizduokit, kad jūsų užsikeltas tikslas, kurio jūs dar šiai dienai neturit, reiškia, kad tai jums būtų geriau. Gal jums šitas kelias yra geresnis. Tai va, žodžiu, daug vietos diskusijai, rašykite į komentarus, dalinkite su savo komandos nariais, kam tai gali būti tikrai aktualu ir aišku, nepamirškit paspausti subscribe. O apie konkurenciją mes turbūt pakalbėsime sekančioje mūsų laidoje, nes tai iš tikrųjų gera, nereali tema, nes tai yra labai svarbu, tai yra ir tarp linijų, ir tarp šakų, ir tarp komandos, ir tarp kompanijų, ir tarp asmenybių, ir tarp ko tik tai nori, čia galima rasti ir būti konkurencija. Aš manau, kad jinai, kai yra sveika, tai yra gera, be abejo, kai jinai yra patologiška ir tokia sukuria policijos padalinį arba tu tampi policininkų tinklinės rinkodaros kompanijų, tai irgi yra su savais minusais, kurie turi ilgalaikės perspektyvas. Bet apie tai kitoje laidoje, būkite su mumis, prenumeruokite, mylime, apkabiname ir visaip kitaip džiaugiamės, kad mus žiūrite ir paliekate komentarus ir ačiū Jums labai. Ir klausote podcastuose, viskas. Iki.